Lietuvoje pagaliau ofigieni orai, šviečia saulė, gerai, garaže nesimato, visur sniegas, nedidelis minusas, bet sniegas netirpsta. Ir garaže pas mane guli nereikalingas kapotas nuo BMW ir sėdynė nuo Hondos. Čia jau antra sėdynė atsivyko, nes pirma sėdynė ant Boro stogo, epizodą galite pažiūrėti čia. Nu, matot, idėja, karoči, labai atrodo linksma, kol diena nesibaigia. Greit prisukam šitą sėdynę čia, padarom kažkokį nors laikiklį, kad traukt ir lėksim, karoči, pabandysim šitą išradimą. Tai, karoči, nežinau, tikriausiai bus linksma. Važiuojam daryti. Kėdėj vietos beveik paraštos, čia bus 2 laikikliai, čia 2 laikikliai, tai tik tai prasigręšiu, prisisuksiu, dar čia kažkokius pajungsim. Kažką pabandysim sugalvoti, kad traukt būtų patogu. O va čia vat sugalvojam virvės prarišti ir padaryti rankenas. Tiesiog iš virvių tarp šitų žabrų. Karoči, viskas atrodo tobulai. Čia kaip tik dar vaštai su plokščiais galūnėm. Kad slystų geriau, nepaliksimgi ten šešiakampio iš kapoto apačios. Тебе помочь може? Co? Może pomogę? Chyba pomogę, co? Chyba. Su Dominyko Safety Car pagalba kapotas buvo transportuotas. Normaliai važiavosi? Labai gerai važiavosi. Na, o taip atrodo visa schema. Yra 2 rankenos. Dominikas demonstruoja. Ai, važiuojam. Vietoj manęs bus 4-ratis. Gerai, 4-ratį jau šiltam, tai pašils, apsirengiam ir į pievą. Tik davai normaliai jį pravešk, nes jisai labai jau įsitikinęs. O pabandysiu. Per ilgas? Per ilgas trosas? Reikia trumpesnį daryti. Ilgesnį? Taip. Trumpesnį daro? Ne, ne. Nu, pabandom ilgesnį.
Du kartus išgyvenau! Bet žinok, nesijaučia, kai ranka eisi į medį. Pačiai nesijaučia. Geras kapotas. Blet, linko. Kas užsijema meniniu linginimu? Reik palyginti kapotą po avarijos su medžiu. O, linko. Imk. Čimasi? Сука. Faina. Kaip man patiko į krūmus, aš tą negaliu, tiesiog aš matau tą. Ne, nu tu taip protas, o ne vairuotojas. Kaip taip? Ačiū. Mes čia visi palyginus stavėm tiesiog lopeliai kažkokie. Aš atsisėdau, apsiverčiau. Nieko, kaip maksimum. O, nebėr varžto. Все? Varžto nebėr. Blet. Aš sakau, kodėl man tai baisu, nahui. Dar 3 yra, gerai. Važiuoja? Nutraukiam varstą. Tai nieko baisaus, važiuojam. Kur važiuojam? Ant tramplino. Ant tramplino. Ant трамплина! Не стыв компот, не делай пиво, там повар ноги моет. Давай, бля! Газу! Ай! Taip pat daryk tik gazų daugiau duok. Viskas. Per nugarą labai duoda. Jopta, ble. Pasivažinėjom, tai visai neblogai. Žodžiu, ne viskas taip paprasta ir juokinga, kaip atrodo. Šiaip labai nesaugus reikalas, nes svoris yra labai slidų į šoną. Keturatį bando visą laiką išverst.
Aš to nekart nedaręs, vat matėt, ir išverčiau keturatį, nu bet viskas apsieja, viskas super. Tada pasadinam profesionalų vairuotoją su priekabom ir viskas nuėjo kaip per sviestą. Galvojau, kad virvės prasipjaus į kapotą, bet pažiūrėkit, kokias virvės nupirkau. Jos karač kapotą prapjovė, bet patys neprasipjovė vapšė. Ta prasme, virvėm pofiko, kapotas prapjautas pilnai. O šiaip atmetus jokus. Tai čia yra kapotas nuo F30. Ant saulės parodyk. O. Va, tai žodžiu, čia yra originalus kapotas, ne Taivanas. Tai jeigu kažkam biškį reik meninio lyginimo, bet aš manau, be dažymo apsieis. Va, su vandenuku jeigu užtrinti, tai dar nieko nesimato. Tai poliravimas, meninis lyginimas ir vat galit pasiimti. Kreipkitės į PM. Tai ką, hebrytė, ačiū, kad žiūrėt šitą epizodą. Aš tikiuosi, jisai jums pasirodė linksmas, nes mes tai tikrai normaliai pasilinksminom. Jo, sutinku pilnai. Buvo visko. Ačiū, va, Emilijai. Čia profesionalus vairuotojas, kuris tikrai mus gerai pralinksmino, nes, nu, mums nelabai išėjo pavežioti normaliai. Nieko, išmokstama viskas. Ačiū tau. Tikiuosi, tau buvo linksma girdėti mūsų kriksmus. Jo, šiaip labai. Ir vežioti krūmus. Ir į medžius. Tai ką, hebrytė, ačiū, kad pažiūrėjote epizodą. Dėkit laikus, dislaikus šį kartą nedėkit. Viskas pavyko, visi gyvi. Sveiki. Ir, subscribinkit šitą kanalą ir iki susitikimo sekančiose epizoduose. Bus dar daug linksmų serijų. Ate. Ate.